nes nesaldu buvo, kai pasakė, kad trečią vietą kažkas kitas užėmė, ne tu, kai tikėjai, kad tu trečią. Bet kai pasakė, kad antrą, nu tai nežinau, labai džiaugiuosi, nustebau iš tikrųjų. Tas gyvenimas visas ant dviračio Amsterdame. Kažkas tokio buvo, kad grįžęs tiesiog neiškenčiau, buvo pavasaris ir bėgu į pačią pirmą pasitaikusią parduotuvę ir nusipirkau dviratį. Nieko nežinojau apie tos dviračius, tik norėjau dviračio ir viskas. Iš tiesų visi... Daug kas jo tos dviračius atradė. Dviračius atradė prieš 4-2 metų. Žiūrinėjau, kur čia galima nuvažiuoti, sužinojau apie visokius trečiadieniukus, kritinės masės. Nuo tų prasidėjo, paskui pradėjau važinėti su velomanais, iš tikrųjų į pasivažinėjimus savaitgalinius. Pirmas Lietuvoje 24 valandų maratonas kalnų dviračių. Minėm dvejetose, tai buvo tikrai savęs išbandymas ir pažinimas, ką tu gali. Bet šiaip tai buvo tokios kalbos iš šonų, kad keis dviratį, paseno tavo dviratis, tau naujo reikia. Nu tai ir sumaščiau, ką čia ar naują kalnų imt, ar pabandyti plentą. Pamaščiau, kad kalnų jau turiu, tiek jau to, su to senuku galiu važinėti. Nu, pagalvojau, kad reikia plentą įsigyti. Lenktyniauti prieš kitus, varžytis. Turėjom daug draugų, kurie irgi buvo dviratininkai ir neturėjo komandos, tai sugalvojom padaryti komandą iš draugų. Ir kurie iš mažo draugų būrio išaugo į didelę 35 net žmonių komandą. Kad smagu patiems žmonėms būtų svarbiausia, po to savaime viskas jau gaunasi. Tai dalykai, kad nereikia kviesti treniruotės, ką jie patys nori važiuoti. Jeigu ten kažkas labai jau tikisi gerai važiuoti, tai nesidedam, tu važiuok, rodyk. Apskritai varžybose dalyvauti ir dar tokio masto. Tai pasiryžau tokiai avantūrai. Nu ir tikrai nenusivyliau. Kad plente kažką galiu pasižymėti, aš ir pats nežinojau. Nu, MTB tai nepasakyčiau, kad gerai važiuoju. Dar daug ko reikia. Nu, iš šalies žiūrint gal geriau atrodo, viskas matosi, negu pačiam. Geresnė. Tai iš Lietuvos rinkčių nevažiuoti išleisti. Tai Kastytis sugebėjo vienu metu prakalti abi padangas. O suprantate, kaip mes sustojom klijuoti, tai buvo sodynas baisus. Tai aš važiavau Gytis ir Kastytis, suprantate, mes palikom Kastytį šerti uodus, o patys važinėjom ratu ir laukti, kol jisai susiklijuos. Bet paskui, kaip jis klijavo, liko gyvas ir visi trys nuvažiavo. Tikiuosi iš komandos ko geriausia. Iš tikrųjų tai galvojau, kad tikėjausi, kad bus tikrai draugiškas kolektyvas, bet kad ant tiek draugiškas tai tikrai netikėjau. Komanda tai super. Žmonės irgi visi super, visi palaiko, nesvarbu ar tau sekasi ar nesiseka, tikrai užtars už tą žodį. Rezultatuose irgi atsispindi tikrai geras komandos darbas. Me and you, and I think to myself,